Antrasis ritinėlis. Aš sveikinsiu šią dieną su meile savo širdyje, juk tai yra didžiausia visų sumanimų sėkmės priežastis. Raumenys gali perskelti skydą ir netgi sunaikinti gyvybę. Tačiau tik nematyta meilės jėga gali atversti žmonių širdis ir kol aš neįvaldysiu šio meno, būsiu nedaugiau kaip smulkus turgaus prekeivis. Meilė taps mano didžiausiu ginklu ir ne vienas, į kurį kreipsiuosi, negalės apsiginti nuo šios jėgos. Jie gali prieštarauti mano samprotavimams, jie gali netikėti mano kalbomis, jie gali nepritarti mano aprangai, mano veidas jiems gali būti nemalonus ir netgi mano sutartys jiems gali sukelti įtarimą. Tačiau mano meilė ištirpdys visas širdis, kaip saulė, kurios spinduliai suminkština net ir aukščiausią žemę. Aš sveikinsiu šią dieną su meile savo širdyje, o kaip tai padarysiu? Dabar aš žiūrėsiu į visus daiktus su meile ir atgimsiu iš naujo. Aš mylėsiu saulę, nes jis šildo mano kūną, tačiau aš mylėsiu ir lietų, nes jis išvalo mano dvasią. Aš mylėsiu šviesą, nes ji rodo man kelią, tačiau aš mylėsiu ir tamsą, nes ji man parodo žvaigždes. Aš sveikinsiu laimę, nes ji daro dosnią mano širdį, bet aš iškelsiu ir savo liūdesį, nes jis atveria mano sielą. Aš priimsiu apdovanojimus, nes jie yra mano įvertinimas, tačiau aš sveikinsiu ir nesėkmes, nes jos yra mano iššūkis lemčiai. Aš sveikinsiu šią dieną su meile savo širdyje. O kaip aš kalbėsiu? Aš girsiu savo priešus ir jie taps mano draugais. Aš padrąsinsiu savo draugus ir jie taps mano broliais. Aš visuomet ieškosiu priežasčių, kad būčiau šlovinamas. Aš niekuomet nesiteisinsiu dėl paskalų. Kai mane vers piktžodžiauti, aš prikasiu liežuvį. Kai bus proga pagirti, aš šauksiu iš visų jėgų. Argi paukščių, vėjo, jūros ir visos gamtos balsas neskamba kaip muzika, garbinanti kūrėją? Argi aš negaliu tokia pačia muzika, kreipdamasis į jo vaikus? Dabar aš priimsiu šią paslaptį ir ji pakeis mano gyvenimą. Aš sveikinsiu šią dieną su meile savo širdyje. O kaip aš veiksiu? Aš mylėsiu visus žmonių poelgius, nes kiekvienas turi tokių savybių, kuriomis galima gerėtis, net jeigu jos ir paslėptos. Aš nugriausiu įtarimų ir neapykantos sieną, kurią jie pasistatė aplink savo širdis, ir jos vietoje pastatysiu tiltus, kuriais mano meilė galėtų į jas įeiti. Aš mylėsiu užsispyrusius, nes jie gali mane įkvėpti. Aš mylėsiu nesėkmes, nes jos gali mane išmokyti. Aš mylėsiu karalius, nes jie yra tik žmonės. Aš mylėsiu nuolankiuosius, nes jie yra dieviški. Aš mylėsiu turtingus, nes jie yra vieniši. Aš mylėsiu vargšus, nes jų yra tiek daug. Aš mylėsiu jaunus už jų tikėjimą. Aš mylėsiu senus už išmintį, kurią jie dalijasi. Aš mylėsiu gražius už jų liūdnas akis. Aš mylėsiu bjaurius už jų ramias sielas. Aš sveikinsiu šią dieną su meile savo širdėje. O kaip aš reaguosiu į kitų poelgius? Su meile. Nes tik meilė yra mano ginklas, atveriantis žmonių širdis. Meilė taip pat mano skydas, atstumiantis neapykantos strėles ir pykčio ietis. Negandos ir atkalbinėjimai atmuš į mano naująjį skydą ir pavirs švelniausiu lietumi. Tas skydas apsaugos mane turgaus aikštėje ir palaikys mane, kai būsiu vienas. Jis paguos mane nevilties valandą ir nuramins džiaugsmo akimirką. Aš tapsiu stipresniu ir būsiu saugesnis, dangstydamasis juo iki tos dienos, kai galėsiu numesti jį į šalį ir nevaržomas vaikščioti tarp pačių įvairiausių žmonių. O kai tai įvyks, mano vardas bus iškeltas aukštai ant gyvenimo piramidės. Aš sveikinsiu šią dieną su meile savo širdyje. O kaip aš bendrausiu su kiekvienu, kurį sutiksiu? Tik vienu būdu, savo mintimis aš nusiųsiu jam žodžius: aš tave myliu. Nors pasakyti tylomis, šie žodžiai švies mano akyse, jie išlygins mano antakius, įspaus šypseną į mano lūpas ir aidės mano balse.
ir jo širdis bus atverta. Ir kaip galės atsisakyti mano prekių, kai jo širdis jau jaus mano meilę. Aš sveikinsiu šią dieną su meilė širdyje, o labiausiai už viską mylėsiu save. Bet ką darydamas aš stropiai tikrinsiu visą, kas įeina į mano kūną, protą, sielą ir širdį. Niekada per daug neatsiduosiu savo kūno užmačioms, o daug mieliau aš jį džiuginsiu švara ir nuosaikumu. Niekada neleisiu savo protui pasiduoti blogiui ir nevilčiai, o daug mieliau jį turtinsiu žiniomis ir amžių išmintimi. Niekada neleisiu savo sielai būti pernelyg patenkinta savimi, o daug mieliau džiuginsiu ją meditacija ir malda. Niekada neleisiu savo širdžiai tapti maža ir pikta, o daug mieliau dalinsiuosi ją ir ji augs šildydama žemę. Aš sveikinsiu šią dieną su meilė savo širdyje, nuo dabar aš mylėsiu visą žmoniją. Nuo šios valandėlės iš savęs išmetu bet kokią neapykantą, nes nebeturiu laiko neapkęsti, man liko laiko tik meiliai. Šią akimirką žengiu pirmąjį žingsnį, kurio reikia, kad tapčiau žmogumi tarp žmonių. Meilės padedamas padidinsiu savo pajamas 100 kartų ir tapsiu geriausiu prekiautoju. Net ir neturėdamas jokių pranašumų, aš klestėsiu vien tik meilės dėka. Be jos aš pralaimėsiu, nors ir turėdamas visas pasaulyje įmanomas žinias ir įgūdžius. Aš pasveikinsiu šią dieną su meilė ir man pasiseks. Antro ritinėlio pabaiga.